aš to nejaučiu. Sako visi mano tokia, šutinė jokių žmonių. Taip baisiai, pasamame šią retų. Stovim iki rytų, per Kauno gatvę šią retų. Skanas vėliau, pas mane viskas čia suplanuota, kaip pastatyti kokiu. Eidas jos modelinis, bet vitaminį užtrunka. Prikabinęs ant džinsų, marščiau. Ajajaj. Pamirkite man sunka, myli mūsų lifestyle. Daug ir tokių net nebūna. Kitokį turim kitokį turim mes būna. Kaip sakoma, šiandien driftingas buvau ne aš. Labai pasisekė stulpas čia. Medį čia nieko nepaliečiau. Ratui ragas. Bet čia pohui toks. Ai, va, kur išėjo ratą išėjau. Toks pohui, žemas šitas bordiūras, tai gal nieko. Ką zaibį, sakyčiau, o tai va. Kur sukam? Į šoną. Tai va, žodžiu, kas žinojo, kad viena avarija turės tiek daug reikalų. Tai va, šiuo metu traukia, vaira yra pažeista, kryva. Galvojom, kur čia yra, su tėvuku galvojom, kad tik tais traukęs galas, angalis tik tais linkęs, pasirodė jis sveikas. O pati traukia čia yra ten kryva visa. Tada dar keitėm šitą, kaip čia nešarnyrą, obalį, tą visą kaulą. Ir linkęs buvo, dabar, turiu fotkę pridėsiu, kaip atrodė išimtas, nes dabar jau nepalinkt negaliu. Čia kaip ir, gal dar stabilizatorius gali būti ir biškį palinkęs, kol kas dar nežinau, susidės viskas pasimatys. Suvedimą irgi reiks pasidaryti per gal tiesiog. Čia kol kas dar turiu atsimatavęs, kiek seniau buvo, tai gal dar nereiks daryti, bet galiu parodyti va senas. TRV, irgi pakeičiu TRV normaliom dalim. Čia viskas realiai silentai, visi geri buvo. O pats obalys buvo, tai tas biškiai užėjęs, švietas. Va. Čia juda dar liuftą, biškutukai yra, bet dabar nesimato, bet linkęs tai neblogai. Turėsiu nuotrauką palyginimui, tai va, man kas dar čia liko, tai čia dar kitos pusės traukia. Čia stabdžių žarnelės dar pasikeisiu. O žodžiu, va, kas rato atsitiko, tai va, visiškai ragas. Neberemontuojamas jau. Nežinau, gal ir kažkas įmanoma, kad pataisytų, bet tai va, čia yra tokie dar ratai. Čia tokie patys, kokius dabar užsimetęs, su tiktais, kad biškiai gražesni. Style 193, jei neklystu, M-ratai. Tai va, dabar darbai vyksta. Dėl tokios lengvos klaidos, kaip sakoma, labai daug darbų. Tai pamoka labai gera bus užtat, neprisidurniuot. Na ir ką, čia, ką jau be pakeisti. Svarbu patirties daugiau gavau dabar ant rankų, ir ant garažę rankų, ir šiaip savo už vairą. Tai va, žodžiu. Ai, dar pamiršau paminėti, va, biškį dar čia. Na, čia lengvas damage'as buferiui. Čia va, biškį apsaugą. Na, šiandien atsisukau dabar tą apsaugą, nes man reiks pakeisti. Tai biškį čia, va, gal kažkas čia. Čia minimaliai, tokie šūdai, tai šūdnekiai. Variklis, svarbiausia, kad nepalietė realiai nieko ten iš variklio, tai nepramušė karterio. Nes būtų labai skaudu, tai va, pasisekė. Aš tikrai nepaprašiausi, iš manęs tu negausi ir manęs neapgausi. Niekas prie to neprisidėjo, kiek daug man to reikėjo. Manęs tu neprigausi ir iš manęs tu negausi. Tikrai nepaprasčiausiai, papuošalai brangiausiai. Važiuojam mes greičiausiai, mozonas tik garsiausiai. Daug visi kalbėjo, bet tu niekas nepadėjo. Nes aš nekalbės tikriausiai, ir tai kas geriausia. Pirmo aš tobulėjau, jau neteisėjau. Apsidalinę aplinkės, jūs visus kartus sudėjau. Neklausau iš jūsų vėjų, ne tai mane čia auklėjo, ne tai mane augino.
kažkas įleis. Oi, kur. Tai va, žodžiu, važiuoju iki draugo, nes pas mane garažas kaip, aišku, laukinis toks, viduje vietos nelabai yra, tai o lauke vėsų negaliu nieko tvarkytis. Na, čia ant kameros turbūt nesimatys, jeigu greičiau pavažiuočiau. Nu gerai, dabar nesimato, bet biškį greičio pasiekčiau, tai pasimatytų labai visą mašiną iš tikrųjų vibruoja, žiauri kalotojas. Man priekinis kairys guolis yra dabar išėjęs, tai aišku spėjimą darau, kad bus dėl to smūgio avarijos, kurią patyriau, tos pačios. Tik tais dabar vat atėjo čia po kokių, nežinau, jau kiek mėnesių praėjo čia iš tikrųjų. Tai reikia pasikeisti, turiu guolį, viską pasiėmęs, bagažinį domkratas, guolis, viskas realiai ko reikia. Tai, nes draugas, aišku, nemanau, ar turės tokį įrankį, kokį man reikia, tai pasimsiu viską savo. O važiuoja dabar tie realiai jokio malonumai, ypač greitkeliai, visiškai, visa mašina atrodo sulūž, nežinau. Tas guolis ten girdėjau dar išnirti, ar kažkas ten atsitik, nežinau. Tai irgi nesinori, kad kažkas atsitiktų. O dar plius žiema dabar, tai to labiau. Na, aišku, gerai, bent nereik tiek spaus žiemą, tai bent toks pliusas yra. Vis tiek visi lėčiau važiuoja, tai gal dar kaip ir gerai, nežinau. Oi, kurva, domkratas bagažiniai, blet. Tai va, nusėmiau stabdžių suportą. Ir girdus, kad garsas labai toks. Eik tu mano. Aš tą prisvėriau kažkur. Bet. Gal kažkaip ir iš tiesų. Gali palaikyti viską. Kažkaip. Tai tu nefilmuok, pizdu dabar. Ką? Prasisuko. Savibys. Šiaip ne taip. Ui, mokus, kurva. Šančių už galvą didesnį. Tai va, žodžiu, čia visas guolis, stebulė pati. Žinoma, aš keista, kad nesijaučia realiai jokio liufto. Labai keista, bet... Garsas yra. Jo. Nu, prieš tai, kai buvau uždėjęs diską, buvo inercijos sukas, labai girdėjęs, bet šiaip... Net iš šono, taip žiūrint, kreivoja toks jausmas, tai... Bet keisto liufto, tai... Nu jo, nepajausi kažkaip. Bet jo, tai va čia. Čia yra iš nugaros, va. 4 varžtai. 1, 2, 3 ir 4. Nu jos ten prieit. Šiaip bibys labai prieit jos. Nu bet kažkaip prieisiu. Vienaip ar kitaip. Turiu pasiėmęs meilės. Šiaip labai geras guolis, tai. Nu tikiuosi geriau važiuosiu, tai va. Tai va jau atsukau du. Nu prasukau. Šito yra apatinė varžta. Dabar liko tik šitus. Specialiai prasukau, bet pilnai neišėmiau, kad būtų, nu, kad nesisuktų, netyčia tas visas guolis, stebulė pati. Kaitinu, kad nes yra raudonas faktaitas originaliai uždėtas, tai reikia pakaitinti iš jį, kad nusimtų. Įsilydytų ir atsuktų lengviau. Labai šiaip keista, bet tie kiti varžtai lengvai šiaip ganėtinai prasuko, tikrai nebuvo problemų jokių. Sakyčiau. Ten, kur baigimą geriau. Aha. Švedaus biškai. Iš abiejų pusių.
Aš nežinau, dar kaip pakeitinų biškį užpurškį tokį nuo rūdžių, kad atsuktų. Ne, man kiek čia padeda, bet naudojus viską, ką galiu. Paipą, man čia reikia sukti. Aš čia dabar kelimas bus, tai... Opa, ant lengvo. Ble, džiauri, lengvai atsisuko tikrai. Nesitikėjau. Ai, dar nefilmau, bet prie forką, šiaip labai rekomenduotina, o tai va, praeit prastiegius visus, nes šiukšlių būna, tai geriau atsisuka paskui iki pravalai, kad neužsiveltas rėvis. Nu, tai gerai, va, susisuku šitas, dar tą prasuksiu ir paskui jau užsukinėsiu normaliai. Šiaip labai keista. Tai va, šiaip žiūrėjau videko daug, tai buvau matęs, kad kažkodėl jiems neina atsisukti šitų varžtų, kažkaip neužtenka prieimo, nežinau, man tai sukau su tiesiu ir dar tam prailgintuvą kažkur pasidėjau. Nu tai realiai ant tiesos sukau, kiti mačiau ten su kampiniais, su kadais kur alkūnėliam tokiam. Man, nežinau, kažkaip prieimo labai yra gerai, pilnai sukau vairą į abi pusės. Nusiema, nežinau. Gal kad kitoks variklio modelis, iš kurių nežinau, tiesą pasakius, bet kol kas tai tikrai labai lengvai prieina prieimas. Aišku, kai kaitini, labai svarbu, kad pavyzdžiui, stabdžių žarnelių kokį nenukaitinti. Aš iš va suparto nusiemęs ir ant tokios vėlos pasikabinės, nes nu negalim, šiaip labai sunkus kur tas supartas, didelis storas. Tai pakabinti ant stabdžių žarnelių tikrai negerai. Čia tau nepirda? Ne. Dar turiu iš tikrųjų pasiėmęs naujas stabdžių žarnelės pasikeisti. Atsijungia čia kažkur. Bet nu šiuo metu tikrai tingiu šią orange šiandien, tai kažkada pasikeisiu kitą kartą. Opa. Bet labai keista kažkaip, na, per daug įtartinai lengvai atsisuka, net. Galiu keisti čia net, bet nemanau. Dabar tas kurva kampinis, žinai, tas smūginis toks būtų labai gerai. Paskui kairė rankas, nepatogu. Kairė rankis gal nori pasukiot varžtų, galiu. Duodu kairė rankį, draugui pasukiot varžtus. Kairė rankį. O jis, na, taip. Čia tau nevaikiškai, ble. Pirštinės, nes. Nu, žodžiu, nenufilmau, bet paskutiniai 2 varžtai dešinės pusės. Viršus yra pačia žiauri, sunkiai neatsisukinėjo. Turbūt dėl to, nes buvau atsukęs kairės pusės abu varžtus ir pilnai išėmiau jos. Tai ten traškė, neprasuko. Nu, ilgai turėjau kokią valandą, nežinau, čia dabar valandų 12, nu jo. Pradėjom darbus kokią 7, gal 8. Tai greitai laikas prabėgo, tai iš to dabar sustvarkė, vairas nebevibroja, važiuoja normaliai. Viskas čiki piki. Tai va, iki kito chebro.